Flamingo Pink Sushi – malonios staigmenos sushi mėgėjams, o tapęs Facebook draugų karštą sushi ragauk tik už 14 litų. Labas rytas visiems, kurie žiūrite pramoginę sportinę laidą Teritorija. Mūsų tikslas surasti ir prakalbinti tuos, kurių gyvenimo tėkmės jokių būdų monotoniška nepavadintum. Kartais jiems pavydi, kartais jie žavisi, o kartais tiesiog semiasi gerų emocijų. Tad metas su jais susipažinti. Šį kartą koją kelsime ten, kur balta ir šalta, bei gilu ir tamsu. Išbandyti save ir pajusti pergalės skonį. Nauji intriguojantis pasakojimai jau netrukus. Yra žmonių, kuriems patinka šaltis, ledas, šiaurė. Šie žmonės tai Algimantas Kuras, Justas Gadeikis, Nerijus Levickas, ne tik gyvenantis atšiaurių ekspedicijų idėjomis, bet ir iškeliaujantis ten, kur atrodytų daugelio mūsų net varyte neišvarytum. Ekspedicija Grenlandija – tęstinis poliarinių skrydžių ekspedicijų projektas. 2010 m. pavasarį buvo sėkmingai įgyvendinta ekspedicija Svalbardo salyne Špicbergene. Jei nori pasisemti patirties ir tobulėti, tokių ekspedicijų dalyviai žino, jog tiesiog privalai didinti iššūkius ir kelti sudėtingumo kartelę. Pirmas dalykas, kad atitolimas nuo civilizacijos didesnis. Antras dalykas, kad truputėlį gamtinės sąlygos yra kitokios. Špicbergene vis tiek yra kalnai, yra slėniai, yra fjordai, o Grenlandijoje tai yra vienas didelis ledynas. Aišku, pagrindinės problemos buvo šaltis ir didelis vėjas. Nes jeigu Špicbergene mes iš kažkokio kampo ar uolos užlysdavom, galėdavom pasislėpti dar nuo to vėjo, be vėjo zonai pagyventi. Tai iš čia tu niekur nepasislėpsi. Tu esi vienas kaip pirštas vidury lauko ir ten neturi už ko užlysti, kad nuo to vėjo pasislėpti. Tokia specifika labiau arktinė. Tiesiog dar nebuvome tokiam sąlygomis neprakeliavę, tai buvo gera patirtis. Šie avantiūristų trijulė sumanė ne vien tik praeiti nuo vakarinės Grenlandijos pakrantės iki rytinės. Jei ryžtėsi tokiems patyrimams, vadinasi privalai turėti ir didelius tikslus, bei naują tobulėjimo etapą. Tikslas yra ne tai, kad praeiti, ne tai, kad iš vakarinės pakrantės pasiekti rytinę pakrantę. Tas pats pasiekimo faktas, jisai nelabai ką duoda, tai yra tik tai faktas. Bet pati kelionės esmė ir idėja buvo pagyventi tenais ant to ledyno. Pats procesas buvo tai, ko mes troškome. Ne rezultato, o būtent proceso. Išmokti ten gyventi, susipažinti su specifika būtent tokių visiškai atšiaurių poliarinių sąlygų. Pasitikrinti save, pasitikrinti įrangą ir galbūt pasiruošti kitoms kelionėms dar įdomesnėms. Ekspedicijos mintis yra kirsti Grenlandijos salą be jokios papildomos išorinės pagalbos iš civilizacijos. Vienintelis ryšys su išoriniu pasauliu buvo užmezgamas tik palydoviniu telefonu. Susižeidus, susirgus ar atsitikus kitai nelaimiai pagalbos tektų laukti keletą dienų, o gal net ilgiau nei savaitę. Kai suvoki, kad pasikliauti gali tik savimi, tada ir puikiai susigyveni su tuo faktu. Aš manau, reikia pasitikėti savimi, savo jėgomis. Reikia tikrai žinoti, kad kiekvienoje situacijoje tu sugebėsi susitvarkyti pats be išorinės pagalbos. Ir net negalvoti, kad tokia išorinė pagalba egzistuoja. Tai mes buvom pasiruošę daugeliui ekstremalių situacijų, tiek paprastiems susirgimam, tarkim, apsinuodijimam ar rimtesniem atvejam. Turėjom antibiotikų, kelis kursus, turėjom pilną vaistinėlę su visais reikalingais medikamentais. -25. Sunkiausiai buvo priprasti prie šalčio, pasakojo Algimantas. Tačiau tai truko neilgai, vos kelios dienos ir organizmas išmoko prisitaikyti prie šalčio ir taupyti šilumą. Kiekvienas jų tempė po 2 roges ir po 65 kg juose, kur buvo sukrauta įranga ir maistas. Maršrutą vyrai suplanavo įveikti tik savo jėgomis, pėsčiomis, slidėmis ir kai oro sąlygos bus palankios, išnaudoti jėgos aitvarus. Pačioje pradžioje kylant į ledyną mes negalėjom naudotis iš visos slidėmis, nes per tos kauburius einant tempiant roges, kurios dar buvo pakrautos pilnai, mes tiesiog negalėjom normaliai atsispirti nuo ledo. Ir per kauburius lipant slidžių naudoti negalėjom, jau nekalbant apie jėgos aitvarus. Tai pertempti per tos kauburius savo roges yra pakankamai didelis iššūkis, tačiau kai jau per kauburį pertempiai,
Rogės pradeda žemyn lėkti labai greitai ir tu turi priekį jų bėgti, tam, kad jos tavęs nepasivytų. Nes jeigu pasivys ir kaukštels per kojas, tai 65 kg įsibėgėja, tai yra pakankamai nemaža jėga, kad išverstų tave iš kotą. Čia pačioje pradžioje buvo tokios problemos. O vėliau, kai ledynas pasidarė lygesnis, tuomet mes jau galėjome naudotis ir slidėmis. Tuomet, aišku, mūsų čiuožimo greitis buvo gerokai didesnis. Tačiau irgi ne visuomet. Jeigu būdavo labai stiprus priešpriešinis vėjas, o mes turėjome ir netgi virš 70 km/h vėją tiesiai priešpriešinį, tai su slidėmis irgi negali paeiti, tiesiog neatsispiri nuo žemės. Tai tuomet irgi tekdavo eiti pėsčiom. Ko gero kelionėje ekstremaliausia buvo pati kelionė ir jos idėja. Tačiau pikantiškumo, aštrumo ir išskirtinumo jai suteikti vyrams pavyko skriejant jėgos aitvarais. Su jėgos aitvarais naudodavomės tik tai tuomet, kada turėdavom tinkamą vėją, tinkamo stiprumo ir tinkamos krypties. Tai pirmoji kelionės daly praktiškai nepasinaudojom vos keletą kartų. Vyraujantis vėjai yra katabatikai, tai tie vėjai, kurie eina nuo ledyno viršaus į apačią. Pakilus į viršų jau galėjom naudotis jėgos aitvarais daugiau. Tuomet turėdavom ir šoninę vėją, ir iš galo netgi kartais. Tuomet galėdavom per dieną įveikti 70-80 km, jeigu būdavo tinkamo stiprumo vėjas. Atšiaurus klimatas ir stiprus vėjai antroje kelionės pusėje suformavo tam tikras kliūtis. Antroje kelionės daly susidūrėm su dideliais sniego supūstymais, jis vadinasi sąstrogiai. Kartais jie būna nuo 10 cm iki gali būti vos ne pusės metro dydžio, tokie kaip užpustyti, tokie kaip sniego kalniukai, kaip, lyg kažkas būtų su plūgu perėjęs ar su arklu, reiškia, ir išaręs visą tą sniego dangą. Tokiu atveju važiuoti aitvarais būdavo pakankamai sudėtinga, nes labai reikėdavo amortizuoti kojomis kiekvieną nelygumą, per kurį čiuoži slidėmis. Ir kada greitis yra pakankamai didelis, tai daryti yra sunku. Labai didelė apkrova yra kojomis. Tuo labiau, kad rogės, aišku, per tuos kauburius lėkdamos jos dažnai neklauso ir apsiverčia. Tuomet reikia sustoti, nuleisti aitvarą, įtvirtinti, tada nueiti prie rogių, jas atversti, sutvarkyti daiktus, kad jie neišsibarstytų, grįžti atgal, įsisekti aitvarą ir tada jį pakelti ir vėl važiuoti. Ir tikėtis, kad rogės greitų laikų neapvirs. Kaip orientuotis ten, kur nėra jokio orientyro? Algimantas šypsosi ir atsako, jei nėra nuorodų, pasikliauk kompasu ir natūraliais pagalbininkais. Orientacija dažniausiai vyksta taip, kad ryte susitikrini savo kryptį su GPS-u, tuomet pagal kompasą, kompasą trauki kas 40-50 minučių tam, kad patikrinti savo ėjimo kryptį ar nenusimušį. O šiaip orientuojasi pagal saulę, pagal vėją, pagal debesis. Tarkim, žinojau 12 valandą, kokiu kampu turi šviesti saulė, reiškia, koks turi būti mano šešėlis, tam, kad suderinti su ėjimo kryptimi. Žinojau 2 valandą, koks turi būti mano šešėlis. Kažkaip išmoksta tokius dalykus. Klausantis pasakojimo apie ekspediciją nuo pat pirmos iki paskutinės minutės suvokė, kad šiems vyrams jauti didelę pagarbą. 23 dienos 650 km jų maršrute ir nei vienos galimybės pasimėgauti šiltais patalais, karštų dušų ar kitais civilizacijos malonumais. Pasakysime, kad viskas vyksta itin ekstremaliomis sąlygomis, kur ilgai negali išbūti be pirštinių, nes gresia nušalimai. Tačiau ant primuso išvirtos karštos arbatos gurkšnis nepaprastai gardi košė kažkur Grenlandijos viduryje atrodo kaip kadras iš fantastikos filmo. Palapinės, miegmaišiai ir dirbtinai statomos užuovėjos nakvynės vietoje, o ją vyrai rinkdavosi labai apgalvotai. Stodavom lygiai 6:30, visiškai nesvarbu, kur tu esi, nes kiekviena vieta yra lygiai tokia pati, kokie tu buvai vakar, kokie buvai užvakar. Tai svarbiausias kriterijus, kad būtų galima išsikasti tvarkingai sniego plytas, pasistatyti sienai nuo vėjo ir žinoma, kad galėtum tvarkingai įtvirtinti palapinę su slidėmis, prismeigti stropas. Algimantas, Justas ir Nerijus ledynuose jautėsi labai saugiai. Kai savo rankomis susikuri savo užuovėje ir tai pavirsta tavo namais, kur gali sušilti ir pamiegoti, imi visą tai, ką tau duoda gamta, vertinti ją jausdamas didelę pagarbą ir dėkingumą. Kai matai šiuos vaizdus, tiesiog netenki amo. -30, o jie mėgaujasi maudynėmis sniege. Jo, žinoma, maudomės sniege, tik tai ypatingom gerom sąlygom, kada nėra vėjo ir kada šviečia saulė, tai tuomet galima ir sniege apsiprausti. Šiaip tai labai nesmagu tam sniege ten murgdytis. Yra pradžia, yra ir pabaiga. Pasiekus civilizaciją, jų jausmuose sumišimas. Tas džiaugsmas, jisai man asmeniškai sumišo su tokiu liūdesiu, kad kelionė baigėsi, kad jau viskas, tau reikia varyti namo, nes tu jau viską čia padarėjai.
Nors aš asmeniškai dar mielai būčiau kokią savaitę likęs ant ledo ir ten pagyvenęs, ar dar kažkur pračiuožęs. Patiko man ten būti, aš ten gerai jaučiausi ir norėjau būti daugiau. Išėjus į civilizaciją buvo dvejopi jausmai. Yra gerai, kad mes pabaigėm, valio, mums pavyko, bet iš kitos pusės nesinorėjo tiesiog atsisakyti to gyvenimo stiliaus, tų sąlygų, prie kurių buvom pripratę ir to ledo, kuris buvo tapęs mūsų namais. Visada tokių atkaklių ir drąsių žmonių norisi paklausti. O kas toliau? Algimantas sako, kad tikslaus plano dar nėra, bet minčių apie naujas ekspedicijas yra. Gal kitąmet lauks lengvesni žygiai su naujokais, tačiau ateityje jų svajonėse dar aukštesni tobulėjimo etapai, kuriems reikia daugiau laiko pasiruošti ir žinoma finansiškai jie kol kas atrodo iš fantastikos serijos. Tačiau laiku ir vietoje išsakyta mintis, svajonės, sumanymas sulaukia atsako ir palaikymo, o šiems vyrams labai ir norėtųsi palinkėti. Tai yra hobis, kuris perauga jau į fanatizmą. Gyvenimo būdas pats pasidaro toks keistokas, kadangi per šitas keliones vieno žmogaus gyvybė priklauso nuo kito žmogaus. Speleologai vienas kitam yra biški daugiau kaip giminės, kaip broliai. Jeigu mano gyvybė priklauso nuo mano kolegos gyvybės, atleiskit, bet aš privalau pilnai jo pasitikėti. Flamingo Pink Sushi – malonios staigmenos sushi mėgėjams, o tapęs Facebook draugų karštą sushi ragauk tik už 14 litų. Su jumis ir vėl sportinė pramoginė laida Teritorija. Prieš reklamą keliavome ten, kur balta ir šalta, na o dabar užsukime ten, kur gilu ir tamsu. Ką galima veikti ten, kur atrodo karaliauja tik tamsa ir šaltis? Ką galima atrasti ten, kur atrodytų, kad nėra ko ieškoti? Pasirodo, ir žemės gelmėse galima atrasti tiek daug dar neatrasto ir naujo. Tai reikia ieškoti, iškelti tikslus ir leistis į tamses ertmes, kurios tau atvers naują pasaulį vardu speleologija. Speleologija – fizinės geografijos šaka tyrinti bet kokios kilmės urvus ir visas kitas požemines ertmes, kurias neabejotinai tyrinėja žmogus. Lietuvoje speleologijos pradininku laikomas keliautojas ir atradėjas Jonas Čerskis, o šiuolaikinės speleologijos pradininkas Erikas Laiconas, 1977 metais įkūręs pirmąją Lietuvoje Kauno speleo sekciją Omega. Tačiau tik 1978 metai laikomi speleologijos Lietuvoje pradžia, kai 5 kauniečiai išklausę Maskvos specialistų surengtą seminarą ir Kaukazo kalnų urvuose atlikę praktiką, pirmieji Baltijos šalyse gavo kvalifikacijos pažymėjimus. Tie, kas žino, kaip patekti amžinos tamsos karalystę, ne tik žino, kaip atrakinti jos ertmes, bet ir turi svarius argumentus savo, kodėl tai daro ir savo gyvenimą pašventė šiam, galima sakyti, kilniam pomėgiui. Dėl to, kad man patinka tamsa, o daugelis žmonių juk bijo tamsos. Man patinka tamsa, man patinka uždara erdvė. Aš nebijau būti atviroj vietoj, bet man patinka uždara erdvė. Taigi aš manau, kad žmogus pirmiausia, kuris ruošiasi būti speleologui, jis neturi bijoti uždaros erdvės, jis neturi bijoti tamsos, jis turi būti vidutiniškai, fiziškai pasirengęs, sveikas aišku turi būti, ir linkęs į ekstremalius dalykus. Daugelis niekada nebuvę urvuose sako, kad bijo ten lysti. Natūrali aukščio tamsos ar urvų baimė yra įveikiama ir speleologija vienas iš būdų, kaip įveikti natūraliai kylančias baimės. Ta apsivalymo nuo baimių procesą įtakoja ir tai, kad speleologai po vieną į požeminę kelionę nesileidžia. Sako, kad taip saugiau. Tai komandinis užsiėmimas, nes vienam judėti urve yra griežtai draudžiama. Kiekvienas nusileidimas po žeme turi būti motyvuotas ir kupinas pasitikėjimo savo bičiuliais. Sako vienas iš speleologijos pradininkų Lietuvoje Vytautas Gudaitis, rengęs ekspedicijas ir joms vadovavęs nuo 1979 metų. Tai yra hobis, kuris perauga jau į fanatizmą. Gyvenimo būdas pats pasidaro toks keistokas, kadangi per šitas keliones vieno žmogaus gyvybė priklauso nuo kito žmogaus. Reiškia, šitoje vietoje speleologai vienas kitam yra biški daugiau kaip giminės, kaip
broliai, jeigu mano gyvybė priklauso nuo mano kolegos gyvybės, atleiskit, bet aš privalau pilnai jo pasitikėti. Tai ir sudaro tam tikrą tokį gyvenimo būdą. Gamtos stebuklais tūkstantis po žemę tobulas kūrinys. Tuo nebejodamas sako vienas iš labiausiai patyrusių šalies speleologų, atradęs kelias dešimtis urvų, Raimondas Daniūnas. Mane domina daugiau patys urvai, jų karstinės formos, vandens išgriaužti, jie yra tobuli. Gamta nemoka kurti negražiai. Kaip pasakoja speleologai, urvai kaip moteris, kiekvienas labai skirtingas. O kur surasti gražiausią? Slapčiausią vietą, ko gero, žino tik išrinktieji. Aš kadangi esu vyriškis, tai kaip ir moteris sutiktos per visą savo gyvenimą, jas galima irgi skirstyti ir urvus, gražesnis, geresnis, įdomesnis, bet apie patį tą gražiausią stengiuosi niekam nesakyti. Panirusi požemius prasideda pati įdomiausia speleologų gyvenimo sritis – atradimų džiaugsmas. Speleologams tenka brautis pro labai siaurus praėjimus, tačiau tuos nepatogumus atperka prieš akis atsiveriantis nuostabaus grožio per tūkstantmečius susiformavę stalaktitai ir stalagmitai. Naujos požeminės ertmės – tai lobiai, kurių vyksta ieškoti. Jie ne šiaip sau leidžiasi gilyn į urvus, jų tikslas surasti kuo daugiau. Net ir atrastame urve dar yra ką atrasti, pavyzdžiui, naujų atšakų. Todėl šis užsiėmimas prilygsta geografiniams atradimams. Kai žmogus pirmą kartą įeina į nežinomą urvą, tokią vietą urve, kur iki tol nebuvo įžengusi nei viena gyva būtybė, nei vienas kitas žmogus, tai tas jausmas užvaldo žmogų ir tai tampa tarsi liga. Noras yra grįžti į tą vietą ir vis dėlto sužinoti, kasgi ten toliau. Ir daugelis žmonių, kurie patiria tą jausmą, jie pasmerkti visą gyvenimą klajoti po tos urvus ir ieškoti vis tų naujų praėjimų. Tie jausmai iš tikrųjų labai unikalūs ir tai yra labai sunku papasakoti kitiems žmonėms, kurie to nėra patyrę. Pastaruoju metu nenuslūksta visuomenės susidomėjimas šių žmonių veikla, nes kiekvienais metais Lietuvos speleologai atranda kažką naujo. Jie jau didžiuojasi naujais lietuvių geografiniais atradimais Kryme, Kaukaze, Turkijoje ir Ispanijoje, kurie garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje. Projekto Gilyn į Žemės centrą kulminacijos dieną 2009 m. rugpjūčio 22 d. Aidas Gudaitis, Gediminas Sakalauskas ir Egidijus Purlys prisimins visą gyvenimą. Mat tada jie pasiekė giliausią Žemės tašką, esantį 2 km 158 m gylyje, Voronijos urve, vakarų Kaukazo kalnuose. 2010 metais lietuvės speleologė Saulė Pankienė tapo pirmąją pasaulio moterimi, sėkmingai pasiekusią giliausią pasaulio urvo Voroniją, esančio Gruzijoje, dugną. Ji pranėrė apsemtas urvo dalis ir nusileido į 2140 metrų gylį. Norint ateityje siekti naujų rekordų, reikia paminėti, kad tai neįsivaizduojama be techninio nardymo urvuose entuziastų. Lietuvos speleologijos pradininko Vytauto Gudaičio vadovaujama Aquaspeleo klube savo nardytojo kelią 1988 metais pradėjęs vienas garsiausių Lietuvos techninio nardymo instruktorių Vytis Vilkas sako, kad ir prieš 20 metų norėdamas kažką pasiekti, visada rizikuodavai, o technikos galimybės kaskart panardina ir dar didesnius iššūkius. Atradimų ieškančiam žmogui taip jau matyt lemta. Jei tam pašvesi visą savo gyvenimą, visada turėsi ką veikti. Visada žmogų ribos galimybių bus kažkokios ribos. Tas ribas plečiant vis atsiras naujos vietos, į kurias anksčiau buvo neįmanoma patekti. Galima tai kalbėti apie labai ilgus urvus, nes tobulėjant įrangai atsiranda galimybė ilgiau išbūti. Tai reiškia toliau nuplaukti ir kitos galimybės apie gylius. Atsiranda galimybės pasiekti didesnius gylius. Po 20 metų tai vėl ištobulės kažkiek, vėl galės žmonės daugiau. Šiaip atradimo džiaugsmas visada bus, nebus niekad taip, kad viskas atrasta ir jau nebėra ką veikti. Nes, žmogus per menkas sutvėrimas, kad jis galėtų viską. Viską, jis ne dievas. Speleologų neįmanoma tapti iš karto vos pajutus savyje nenumaldomą azartą išsiaiškinti požemių paslaptis. Po pirmųjų ekspedicijų paprastai azartas dažnai sumažėja. Dalis užsidegusių šią veiklą pasitraukia. Išlieka tik didžiausi entuziastai. Ir kas susirgo šiuo pomėgiu jau tikrai žino traukos dėsnio sudedamasias dalis. Yra potraukis žmogaus kažką, ieškoti kažką naujo, atrasti, pajusti tą atradimo džiaugsmą, tą galbūt adrenaliną kažkokią atradimą. Tai tas visą laiką traukia. Tiek Kolumbą traukia, tiek ir mus.
Priešingai negu alpinizmas, speleologija dar neatrado viso to, kas slypi žemės gelmėse. Požeminių ertmių yra daug, bet tai dar ne urvai. Urvų vadinasi tokia požeminė ertmė, į kurią galima prasiskverbti žmogui. Kitaip sakant, atsivers kur nors požeminė ertmė į paviršių kiaurime. Pro ją galės įlįsti žmogus, ir jau mes tai galėsim vadinti urvu. Tai bus urvas. Taigi atsivers tokių tikrai, netgi Lietuvoje. Iššūkiai, svajonės, vizija ir planai. Jų garsiausi šių dienų speleologai tikrai turi. Turiu tokią viziją, kad lietuvių speleologų komanda dirbanti giliausiose pasaulio urvuose, įveikianti sudėtingus sifonus ir einanti ten, kurių negali vietų veikti kitos komandos, turėti tokį aukštą lygį speleologų komandos. O tokia gal pamatuojama būtų svajonė, kad po kokių 10 metų lietuviai būtų ištyrinėję kilometro gilio urvų. Tai būtų man kaip ir toks vertingas dalykas. Speleologija viena iš pavojingiausių mokslo ir ekstremalaus tyrinėjimo sričių, o šią veiklą užsimančių žmonės labai norisi vadinti žemės gelmių atradėjais. Žmonėmis, kurie giliai po žemę sugeba ne tik kažką surasti, bet ir mėgautis savo gyvenimo pomėgių, savo aistra, kuri jiems leidžia būti šių dienų Kolumbais. Rubrikoje Sportas viešnagė Lenkijoje su Kyokushin karatė sportininkais. Idėjos ne tik gimsta, jos sėkmingai ir įgyvendinamos. Ta jau galima pasakyti apie 3 kartą surengtą Kyokushin karatė iki 22 metų Europos čempionatą. 2 metus vykęs Lietuvoje, šį kartą čempionatas persikėlė į Lenkiją, Vroclavo miestą. Vroclave įvyko ir jaunučių 15-16 metų Europos čempionatas. Nuo pat ankstyvo ryto ambicingoms kovoms vienas po kito ruošėsi ir kovoti ant tatamio jaunieji sportininkai. Daugeliu jų tai nauja patirtis ir naujos erdvės, kurios dažnai tampa tramplinu į didįjį sportą, kuriame kovojama dėl garbingiausių titulų. Kai kovas stoji su savo priešininku, žinai, kad savo padėti ir laimėti gali tik pats. Aišku, kovotojams labai padeda treneriai. Patarimais, palaikymu ir padrąsinimais jie tarsi išvien su savo sportininkais. Todėl kovoje akis turi degti, o sportinis ryžtas ir užsispyrimas turi vesti link pergalės. Taip sakome todėl, kad Kyokushin karatė kovos menas ugdo charakterį, ištvermę ir formuoja asmenybę, kuri ne tik dvikovoje, bet ir gyvenime yra pasiruošusi įvairiems išbandymams. Vroclave, Lenkijoje, pasibaigusiame Europos Kyokushin karatė jaunučių čempionate surinkė 60 taškų laimėjo Lietuvos kovotojai. Antroje vietoje liko Lenkijos, trečioje Ukrainos sportininkai. Jaunimo čempionato iniciatorius Europos Kyokushin karatė organizacijos viceprezidentas Romas Vitkauskas džiaugiasi, kad Lietuvos Kyokushin karatė jaunieji sportininkai pergalingai užbaigė 2011 metų sezoną. Europos Kyokushin karatė jaunimo U22 čempionate Vroclave Lietuvos jaunimo vyrų rinktinė komandinėje įskaitoje buvo antra, moterų jaunimo rinktinė komandinėje įskaitoje užėmė 1 vietą. Geriausiai tarp vyrų jaunimo čempionate pasirodė ir sidabro medalius laimėjo Kęstutis Radvila ir Arvydas Vaitekūnas. Bronzos medalius laimėjo Tomas Tuopus, Tautvydas Šniaukas, Modestas Čyplis ir Zigmas Šiurskas. Tarp moterų čempionėmis tapo Rūta Bražionytė, Eivantė Leliukaitė ir Ivona Koreckaja. Bronzą iškovojo Rosita Magelinskaitė ir Ina Orlova. Tokie aukšti rezultatai leidžia tikėtis, kad Lietuvos sportininkai sieks aukštų rezultatų ir 2013 metais Lietuvoje vykstančiame pasaulio čempionate. Štai tokias erdves aplankėme šį kartą. Jau kitoje laidoje po 2 savaičių susitiksime su tais, kurie atradę pomėgius sako, kad gyvenimas įgauna daugiau spalvų. Jaukaus laiko su Lietuvos ryto televizija. Sudie. Flamingo Pink Sushi – malonios staigmenos sushi mėgėjams, o tapęs Facebook draugų karštą sushi ragauk tik už 14 litų.